pirmininkė, gerbiami kolegos. Na, iš tikrųjų keletą minčių, galbūt, kurios nebuvo čia nuskambėję, dar norėčiau pasakyti dėl būtent gyventojų pajamų mokesčio. Man šiek tiek nesuprantama, kad, reiškia, paimam, sudedam pajamas, nesvarbu, kaip jos uždirbtos, iš kur jos atsiradė ir įvedam progresyvumą. Bet kada, sakykime, panalizuoji ir pažiūri, vienas žmogus tas didesnės pajamas uždirba per darbo dieną, 6-8 valandas, galbūt dar ir nuotoliu, o kitas dirba 10, 12, 14 valandų. Galbūt po darbo eidamas dirba, išeiginiam dirba, kad kažką užsidirbti, kad šeimai kažką tai aprūpinti ir taip toliau. Ir mes vienodai uždedam progresyvumą, nesvarbu, kokį indėlį įdėję į darbą. Dabar paimkim, sakykime, apskritai, pramonininkų ir žemdirbių atlyginimai skiriasi beveik 2 kartus vidutiniškai, ne žemdirbių naudai. Dabar pažiūrėkim ūkininkų dienotvarkė. 4-5 valandą keliasi ir iki 10-9 dirba. Ir jeigu tai yra gyvulininkystės ūkis, tu negali naktį nesikelti, tu negali, reiškia, atostogų pasiimti, tu negali išvykti savaitgaliais, tu visada pririštas. Ir mes vienodų tarifų. Tai ką mes dabar tokie jau gudrus pasidarėm? Iki šiol valdžia suprato, kad yra sektoriai, kurie gyvybiškai svarbus. Dabar pripažįstam, kad tai yra, reiškia, labai svarbus sektorius. Pripažįstam, kad mes be maisto negalim gyventi, bet mes šiandieną tik tai pusę kiaulienos įsiauginam, ką valgom. Mes pieno jau nebeprimelžiam. Pažiūrėkim, kas darosi tuose sektoriuose. Ir dar tuos, kurie geriau dirba, tie, kurie investavę ir taip toliau, juos dar norim apmokestinti. Man šiandien buvo labai įdomus pasiklausyti biudžeto komitete Europos komisijos vadovo pasisakymas. Jisai komentavo Europos vadovų tarybos rekomendaciją Lietuvai, kad tipo negalima taikyti lengvatų, kad Europoje nėra lengvatų ir negalima taikyti lengvatų ir jūs nedarykit lengvatų, kitaip gausit geltoną arba raudoną kortelę. Ką tai reiškia? Tai gal mes Europai parašykim rekomendacijas, kur vadovų taryba nusprendė, kad 2013 bus išmokos vienodos, šiandien 25 išmokos nesiekia 80% vidurkio. Tai gal mes nuo savęs išrašykim kažkokią tai kortelę. Tai vienas dalykas. Noriu padėkoti Seimo kanceliarijai. Praeitą savaitę gavom visi, aš tikiuosi pavartėt ir aš labai atidžiai paskaičiau kai kurios ES šalių apmokestinimą ir pajamų mokesčių. Ir pažiūrėkim, kas darosi tenai. Praktiškai visos šalis ir visur lengvatos susiję su šeima, su vaikais. Pajamos šeimos dalinamos į tiek dalių, kiek yra šeimoje vaikų ir tik tai ta šakutė apmokestinama pagal nustatytą, reiškia, lygį. Ir ne tik tai vaikų, bet ir jeigu yra pagyvenusių žmonių, senjorų ir senjorai įtraukiami į tą sąrašą. Tai va ta Europa, kuri mums liktai bando komisijos, reiškia, vietinis vadovas sakyti, kad negalima, bet jie tenai sėkmingai taiko. Taigi, vietoj to, kad atsisuktumėm į šešėlį, ar mes nepadarysim daugiau šešėlio ir daugiau problemų vienu mostu įvesdami progresyvumą. Ačiū.